pati blogiausia vasara. Sveiki, aš Kęstas, o čia Jurga. Vis dėlto atlikom vasaros užduotį. Jurga rado straipsnį Delfyje, o aš kamerą pasiėmiau. O visą kitą tuoj pamatysite. Nu, Jurga, čipsokis. Jau filmuoji? Jo. Mes esame Nidoje ir Nidos gyventojai pastebėjo jau seniai išnykusi varnažmogį. Pasak legendos, jis slapstosi Nidos miškuose ir mes pabandysime jį ištraukti į dienos šviesą. Varnažmogį kažko. Pirmas tik aš girdžiu šis. Kažkokį pasakį. Вот жили, вот сидя вот та Дайва, его стоя Аквиля, паси поклаust. Tyčia gimimo, gal girdžiai. Mes norėtumėm užduoti vieną klausimą. Nenoriu žinoti klausimą. Šitie tai nelabai draugiški buvo. Gal ką nors esate girdėję apie varnažmogį? Ne. Ne, tikrai ne? Ne. Nu O kas čia per žmogus? Jiem įdomina, gal tu žinai. Jis labai seniai gyvena čia. Aha, paklaus. Pas jo paklaus. Gerai, ačiū. Jis viską žino. Mes norėtumėm paklausti jūsų, ar žinote ką nors apie varnažmogį? Varnažmogį žinote, kad aš girdėtas, bet faktiškai tai nežinau. Bet yra, žinote, Jonas gyvena čia prie kapinių, jisai daug tą žino. O, tai nueisim pas jį. Taip, va. Nu, tai panašuma taip, nu toliau, nu ką tu. Nu, tai gerai. Nu, tai panašiai taip turėtų būti. Ačiū. Labą dieną. Ar jūs esate Jonas? Taip. Mes esame Jonas. Aš Jurga ir Kęstas girdėjome, jog Nidoje vėl pasirodė varnažmogis ir mes kaip tik kūrėme dokumentinį filmą apie jį. Bet aš manau, kad tu tikrai geriau žinai apie jį negu mes. Gal galėtumei mums padėti? Galėčiau. Tik neuždyka. Varnažmogis atsirado jau kuršių laikais. Pradėjo žudyti ir valgyti varnas. Bet atsirado vienas jaunuolis, kuris pasipriešino. Pradėjo jas gelbėti. Aišku, jį už tai nužudė. Bet jis prisikėlė. Kaip varnažmogis. Bet aš nemanau, kad tai tiesa. Kodėl tu to netiki? Aš gyvenu jau visą savo gyvenimą ir dar nė kartą jo nemačiau. Bet argi ne todėl jis vadinamas legenda? Kaip ir Kalėdų senelis. Tik pasaka vaikams. Taigi žmonės jį matė, internete yra jo nuotraukų. Kiekvienas tiki to, ką nori. Filmuok! Nufilmavai? Jo. Blemba, jis visur. Jurka, tau viskas gerai? Ką? Gal sėdam čia? Arčiau viens kito. Kodėl aš taip sakiau?
tikrai manau, kad vakar ten buvo jis. Žiūrėk, net plunksną turiu. O žiūrėkit. Legenda yra, kad patrynus undinės, na, suprantat, aplanko sėkmė. Jūrininkai bandydavo prisišaukt gerą vietą. Geras. Tai gal tu galėtum mus ten vesti ir aprodyti vietą? Ai, ten? Ne, nemanau, kad ten kažkas yra, jau vakar buvau ir nieko nebuvo. Laiko gaišimas. Ką tu darai? Pakentėk, man reikia stambesnio kadro. O tu tikrai nenori su mumis likti nakčiai? Gal vėl ateis varnažmogis? Aš negaliu, nes... Nes? Tai jeigu nenori, tai nevers. Žodžiu, turiu reikalų. Eikės, tai gal pašvieski mane? Nu ką, dabar lauksim. To pribirint turi. Vakar buvo ramu. Gal mes pirmą naktį tikrai matėm tik varną. Gal varnažmogio apskritai nėra? Įdomus reikalas tie krikštai. Man patinka, kad moterų ir vyrų skirtingi. Moterų būna įdomesni su paukščiais. Tau plunksnos krenta. Ei, palauk! Kas čia buvo? Nieko, pasakė, kad pavargo vaikščioti. Gal vakarė susitiksim, nežinau. O tai negalėjo normaliai pasakyti abiem? Ko tu čia mane dabar komantinėjai? Apskritai, kokias tu čia nesąmonės filmuoji? Aš nelabai suprantu, kodėl mus apskritai į vieną komandą paėmė. Ką tu darai? Taigi žinai, ką aš tau jaučiu. Ir ji tikrai žinojo. Nepradėk. Mes jau aptarėm šitą klausimą. Nervink.
Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Kai tau važiuoja stogas, kankina mintis slogas.